Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie jėgos pratimus moterims. O dabar noriu pristatyti mūsų laidos svečią, sporto medicinos gydytoją Juozą Jankauską. Sveiki. Sveiki, Miglė. Tai gal pradėsiu nuo labai paprasto turbūt klausimo, kodėl yra svarbu moterims tie jėgos pratimai ir apskritai kokią naudą organizmui jie teikia. Tai čia pati tema apie jėgos sportą arba netgi jėgos pratimus, jie yra tokie, šiaip turėtų būti visai belyčiai, nes jėgos aspektas yra svarbus visiems žmonėms, ar tu moteris, ar tu vyras, ar tu berniukas, ar tu mergaitė, ir amžiaus irgi cenzas yra nesvarbus. Iš esmės, jėgos pratimai yra tokie, kažkuria prasme, paliečiantis labai stipriai senėjimo fenotipą. Tai yra, kiek greitai žmogus sensta, priklauso nuo to, kiek jisai greitai praranda audinių plastiškumą, kiek greitai jis praranda savo tą tokį širdies ir kvėpavimo funkciją, kiek greitai jisai praranda savo audinius, tai yra kaulus, raumenis, raiščius, kraujagyslius spindi. Tai iš esmės, jėga yra kaip faktorius moterims ypač aktualus, nes kuo moteris labiau amžėja, tuo jiems labiau pasireiškia kaulų retėjimas, raumenų masės mažėjimas, ko pasiekoje mažėja ir šiaip kraujagyslinis tankis. Kitaip tariant, kiek kraujagyslių yra mūsų kūne arba kiek jų yra daug tankio prasme. Ir kartu su to retėjimu, tuomet ir pradeda daugėti ir greičiau formuotis artrozės, raiščių kažkokie pakenkimai. Tai yra, taip sakant, tokie lėtiniai amžėjimo jau sutrikimai. Tai iš esmės ta jėga yra tam tikras prevencija visiems šitam patologijom. Tai, kaip ir sakau, čia yra ne vien apie moteris, čia yra plačiai apie visus žmonės. Tiesiog moteris, kadangi išgyvena ties 50 klimakterinį periodą, kur viskas pradeda greitėti, tai, taip sakant, norisi pastatyti buferį kuo anksčiau, kad tas, taip sakant, amžėjimas nesivytų taip greitai. Aš taip įsivaizduoju, vis tiek, kai kalbam apie jėgos pratimus, tai gal daugiau žmonės įsivaizduoja, nežinau, tarkim, sporto salėje, kurią reikia eiti, kilnoti svorius ir panašiai. Ar tai apima tik sporto salę, ar galima namuose atlikti tuos pačius tam tikrus pratimus? Čia turbūt tas suktoji yra klausimo dalis arba atsakymo dalis, nes fundamentaliai pati apibraiža, tai yra jėgos pratimai ir jėgos kultivavimas arba skatinimas, didinimas. Čia, taip sakant, beveik fizikas pasinaudoja kaip atsakymą, nes tas jėga yra iš esmės tavo gebėjimas pasipriešinti prieš išorinį krūvį. Tai kitaip tariant, beveik neįmanoma treniruoti jėgos ilgalaikiame kontekste neturint išorinio pasipriešinimo. Reiškia, kažkokį objektą, su kuriuo mes dirbsime, mes turime turėti. Taip sakant, bet čia, taip sakant, dėkime tokį vieną mažą žvaigždutę šitame paaiškinime, nes jeigu žmogus yra santykinai silpnas arba nedaug judantis, ir čia mes paliečiame tokį, modernę populiaciją, tai yra daugiau sėdinčią populiaciją, tai tokie asmenys, jiems sunku yra dauguma dalykų, kai jie pradeda daryti. Yra sunku pirmą kartą įkopti kalną, pirmą kartą prasideda sezonas važinėti dviračiais, pirmosios dienos kažką aktyviai bedarant, visą laiką kitą dieną atsibundi ir jauti, kad kažką darai. Tai, taip sakant, kai tu dar esi pradedantysis jėgos faktoriumi, tai tau, taip sakant, užtenka daryti ir namų aplinkoje. Tai galima daryti paprastus pritūpimus, galima bandyti atsispaudimus daryti, galim kažkokius panašius variantus, kurie yra integruojantis didžiąją dalį kūno, judesių prasme. Bet jeigu, taip sakant, norime užsiimti tuo, vadinkime, gal prevenciją amžėjimui, tai yra plačiaja prasme tiesiog, kultivuoti šitą faktorių tam, kad galėtume pastatyti tam tikrą buferį, tam jau reikės salės ir tam tikro inventoriaus integracijos. Salė gal labiau yra tas toksai, kur jau, kai pradedi žiūrėti rimtai, tu supranti, kad tam turi būti vieta ir tam turi būti aplinka su tam tikru inventoriumi, bet kol mes bandome tai prisijaukinti, galima pradėti ir namų sąlygomis. O kaip žinoti, pavyzdžiui, namuose pradedant sportuoti, kokie pratimai tinka, nes, galbūt, kaip sakėt, žmogus vienas yra silpnesnis, kitas galbūt šiek tiek stipresnis. Kaip pasirinkti tuos pratimus, kad tiktų tau pačiam individualiai? Turbūt čia irgi per daug nereikia išradinėti dviračio, nes, tokia, mes kartais irgi klinikoje apie tai šnekame, tai yra tam tikra judesių bazė, dažniausiai yra tokie 4 judesiai, tai yra tavo gebėjimas atsitūpti, tavo gebėjimas pakelti kažką nuo žemės, tavo gebėjimas pakelti kažką virš galvos arba atsistumti pačiam nuo žemės arba, taip sakant, iš lovos bent jau atsistumti, kai tu keliesi. Taip sakant, tie judesiai didžiąją dalimi yra kartotiniai, per kuriuos mes ir galime treniruoti savo tą jėgą pačioje pradžioje. Tai iš esmės paprasčiausias pritūpimų darimas yra variantas. Sunkesnių, kaip sakau, yra 5 litrinių, 10 litrinių vandens butelių yra pakilnojimas irgi yra sportas. Jeigu tu jį, taip sakant, darai reguliariai ir praktikuoji. Arba tas pats, taip sakant, gali arba savo šunį, gali savo vaiką, gali ir kažkokius objektus virš galvos kilnoti ir čimodanų, žinai. Sezonas keičiasi, žieminius rūbus į čimodaną, pasidedi ant viršaus, nusidedi į apačią ir vėl, žinai. Tai galima tokius žaidimus susigalvoti, bet fundamentaliai čia irgi reikia vieną tokią kaip ir išnašą padaryti, kad yra atskirtis tarp to, kas yra
kaip čia, treniravimas ir kas yra, kaip čia vadinkime, gal mankšta arba sportavimas. Nes sportas arba sportavimas, bet aš taip labai kabutėse naudoju, kaip ir mankšta yra dažniausiai apibrėžiama kaip kažkokių judesių darymas sveikatinimo tikslais, kaip tam tikros vėlgi mankšta, tai yra apšilimas, pajudėjimas, sąnarių pajudinimas, jie neturi savyje jokių matavimo vienetų, tai yra darau tam, kad sušilčiau, pakartoju kažkiek kartų, perinu prie kito judesio, taip, kai būna tos tokios 5 Tibeto pratimai kaip pavyzdys, tu techniškai darai visą seką, bet tu nelabai matuoji amplitudžių, nelabai matuoji, kiek tai yra sunku, tu tiesiog turi padaryti seką. Kai kalba eina apie jėgos treniravimą ir apie ilgalaikį jėgos treniravimą, tai iš esmės turi turėti jau tam tikrą, kaip sakau, tai programą tame. Tai yra, jeigu šį kartą aš darau tiek kartojimų, kitą kartą aš darysiu tiek pat kartojimus ir turėsiu sunkesnį svorį, arba darysiu su to pačiu svoriu, bet darysiu daugiau kartojimų. Aš turiu sekti kažkokius rodiklius ir juos per laiką sunkinti, nes čia yra, kad taptum stipresnis, turi būti vis daugiau pasipriešinimo tame. Taigi, namie galima žaisti, bet kažkuriuo metu tu pradedi būti ribojimas inventorius, kurį tu turi, nes, šuns ir vaikų tiek te pakilnosi, nes jie taip greit neauga ir jau pradeda sunku juos daryti kilnotis. Tai reikia, taip sakant, labiau gradualaus įrankio, kaip ar tai būtų kanteliukai, ar tai būtų štanga, ar tai būtų gira, ar tai būtų kažkas kitas. O kaip jausti, kaip neperspausti savęs, kad, nežinau, netyčia kažkokia trauma neįvyktų arba nepastemtum kažkokių raumenų ir panašiai? Taip, čia turbūt irgi yra nūdienos ypatumas yra. Dažniausiai iš didelio sėslumo mes linkę užsidegti ir va dabar tai jau pradėsime sportuoti, va dabar jau treniruosimės intensyviai. Ir tas, taip sakant, nuo, tokio beveik negaliu sakyti, nulinio taško, tai yra nuo pakankamai nedidelės kasdienybės aktyvumo, mes pereiname prie, o dabar aš darysiu daug, nes reikia pasivyti už tai, kiek aš nejudėjau. Ir ten dažniausiai ir vyksta visos klaidos, nes mes, tas yra angliškai frazuoti yra strain, kuris lietuviškai sunkiai verčiasi, nes tai yra toks, persitempimas turėtų būti. Mes kūnui sukeliame per daug streso per trumpą laiką. Nes kūnas, kaip ir visos kitos sistemos, jos mėgsta čia gradualumą. Tai yra, jeigu vieną dariau dieną 10, kitą dieną aš turėčiau daryti 11, po to 12, bet nestartuoti iš karto darysiu, iki kol negalėsiu. Tai iš esmės, kaip pajausi iš esmės kitą dieną jau kažką darai, kad buvo per daug, nes jau sunku. Čia gal netgi paimsiu iš kito biškį pavyzdžio, tai yra, jeigu pirmą kartą žmogus, sakykime, išeina į kiemą padaryti kažkokios mankštos ir treniruotis. Ir tai išgirdo čia kad reikia daryti pritūpimus ir padaro kažkiek pritūpimų, atsimena kitą rytą ir sunku ir ant tualeto susėsti. Buvo per daug. Tiek nereikėjo daug daryti. Galimai gal reikėjo tiesiog padaryti 10 pritūpimų ir eiti kažką kitą jau daryti, bet ne 10, tada vėl 10, tada dar 10, bet dar parodysiu kaimynui, kaip reikia ir dar viršaus bus 10. Tai pajūtimas yra iš esmės ateinantis, bet ne iš karto. Ypač kai kalba eina apie jėgą. Nes jėga tiesiogiai nėra ribojimas, bet jėgos, kaip čia, pratimų darimo perteklius pasijaučia po poros valandų arba kitą dieną. Tai vienintelis būdas to išvengti, tai yra smulkių žingsnelių principas. Tai yra pradėti labai po truputį ir pačiam tai integruoti į savo rutiną. Nes, vėlgi, mes kai žiūrime į jėgą kaip kintamąjį ir kontekste ypač sveikatos. Tai sveikata yra, taip sakant, gyvenimo žaidimas. Tai yra, tu tai darai tam, kad galėtum ilgiau gyventi ir sveikiau gyventi. Tai reiškia, tu turi turėti ritualus, kurie bus tęsiami metai iš metų. Tai reiškia, tai nėra apie tą dieną ir tos dienos sunkumą. Tai yra labiau apie tą ritualą, kurį tu kartosi kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir visus metus. Tai iš esmės, jeigu, tarkim, kitą dieną atsikeli iš lovos ir tau jau sudėtinga atsitūpti, pasilenkti ar kažką panašaus padaryti, tai jau reiškia, kad, turbūt per daug buvo praeitą dieną ir reikėtų šiek tiek lėčiau, mažiau viską daryti. Taip, tame tai tiesiog rodo tam tikrą perteklių. Ir aišku, dabar jeigu, vėlgi, užsidegimo yra labai daug staiga pradėti daryti, tai yra vėl, kaip prieš tai ir šnekėjome, tai yra, nereikėtų iškart pradėti nuo kažko labai sudėtingo ir kompleksiško ir net ir to pačio inventoriaus naudojimo, pradėti nuo tiesiog daryti tuos judesius savoje aplinkoje, su savo kūno svoriu ir tiek tai reikia. Nes, taip sakant, jeigu dar nėra aukštos judesio kokybės, tuomet tu nori, kad jo nebūtų, kai dar nemoki labai visko gerai daryti, nereikia tiek ir daug daryti. Ir per laiką, kuo labiau išmoksti ir pažįsti save ir esi stipresnis, tuo tu gali išmės vis sunkiau ir daugiau atlikinėti visko. Taip sakant, tas svertas yra visą laiką. Taip sakant, gradualumas yra turbūt to atsakymas. Dar norėčiau pereiti gal labiau per amžių. Tarkime, mes kalbėjome ir su kolegiam, kad dar vis yra tas stereotipas, kad vyresniems žmonėms, vyresniems moterims nereikia tų jėgos pratimų. Galbūt jos daugiau renkasi pasivaikščioti išeit, kardio treniruoklių, sporto salį, dar kažką. Ką jūs manote? Ar reikia joms irgi tų jėgos pratimų? Čia yra turbūt tam tikra paralelė tarp beveik vyresnio amžiaus asmenų ir moterų tame tarpe.
fizinio krūvio dozavimo ir maisto realiai vartojimo. Nes toks yra ypatumas, kad kuo mes tampame vyresni, tuo mūsų sistema arba šiuo atveju kūnas jisai patampa, maisto atžvilgiais vis sunkiau rezorbuoja maisto medžiagas. Taigi, taip tariant, kuo tu tampi vyresnis, tuo tu turi kokybiškiau maitintis, nes jau kūnas nebetoleruoja brudo, paprastai šnekant. Tai sakant, tu jau ieškai iš esmės, kad tavo maistas būtų kokybiškesnis, jis ekologiškesnis ir viso tie kitamieji, kurie iš esmės, kad neteitų iš to per daug druskos, per daug cukraus, per daug kitų faktorių, kurie iš esmės ir yra, vadinkim taip, labai patrišinsiu, nuodintis organizmą, nes jų perteklius tiesiog turi šalutinius efektus. Tai tas pats yra apie krūvį, kad tuomet, kai moterys tampa vyresnės, daug darbo, kuris yra chaotiškas, čia žinai, aš gal galiu nesportuoti kaip kai kurios, nes aš ten dirbu soduose, šiaip tai karts nuo karto su draugiam pasivaikščiu ilgesnius atstumus, ašgi šunį turiu, taigi vaikštų vakarais. Tai yra darbas, bet jisai yra, toksai labai prieskas, jisai labai neturintis daug kokybinių faktorių jame. Kitaip tariant, tai yra nuovargis, kurį kūnas jaučia, bet adaptacijos, kad kūnas adaptuotųsi prie jo, kad taptų, tarkime, ten tankesnis, tvirtesnis, daugiau būtų kraujagyslinio tinklo atsiradimo, tų faktorių nėra jame. Ko pasiekoje, tu iš esmės, tu kaip ir turi pradėti ieškoti krūvio, kuris skatina tą adaptaciją. Reiškia, net jeigu ir tu pasirinksi, sakykime, tokį, visą laiką ieškome tam tikro mikso, tai yra kaip daryti, ką mes norime, bet kad iš to gautume daugiau. Tai net jeigu mes pasirinkame pasakyti atsakymą, mes einame su draugėmis ir man dėl to nereikia, kaip čia dabar, nieko daryti sunkiau, tai eikite su draugėmis vis ilgesnį atstumą, o tada pasirinkite kelius, kur biškai reikia palipti kalnus, o tada miškuose, kur nelygus paviršiai. Reiškia, tu turi sunkinti procesą. Tai turbūt tas toks trumpas žirgiai atsakymas yra, kad moterims to reikia, ypač vyresnio amžiaus, nes kaip prieš tai irgi minėjau, tai yra tas 40-50 metų tarpas, kai vyksta visas tas klimakterinis periodas, kai visas hormonų pokytis vyksta. Moterų kūnas patampa, kaip čia dabar, itin jautrus, vadinkime, nespecifiškam ir prastam krūviui. Kitaip tariant, už prastą krūvį tu labai greitai pradedi jausti šalutinius efektus, kur jeigu per daug ir perteklinai judi, labai būna tenais karštis muša, jeigu nepakankamai duodi krūvį, tada gali tenais ir sąnarių maudimas būti arba kokie galvos skausmai atsiras, nes kūnas patampa tiesiog jautrus, paprastai šnekant. Tai reiškia, tu ieškai kažko, kas yra programuota. Kitaip tariant, tu kažką darai ir tu planuoji, kad tai bus kitą kartą biškį sunkiau, kitą kartą dar sunkiau, kas realiai duoda kūnui tam tikrą, taip sakykime, rutiną, į kurią kūnas gali adaptuotis ir į ką jis iš esmės, kaip čia, labai teigiamai reaguoja. O ar vyresniems moterims, aplamai žmonėms, nekyla didesnė traumų rizika nuo to didesnio krūvio? Yra, ir čia turbūt meluočiau sakydamas, kad nieko nėra rizikingo, ypač kalbant apie jėgos sportą ir jėgos kultivavimą, nes, kaip čia, jeigu tas būtas tur atsakymas, kuo didesnė rizika, tuo didesnė ir nauda yra, jeigu tu teisingai ją sukalibruoji. Tai, bet ta rizika realiai yra dažnai minimizuojama, kuo daugiau įdedi į tai kokybės ir kuo daugiau tame yra, to programavimo, kurį žodį šiandien dažnai naudoju, tai yra tiesiog planavimo, paprašiau šnekant. Tai rizikos gali būti, bet jeigu persistengi. Ir turbūt persistengimas yra didžiausias dalykas, ko, taip sakant, su bėgimu dar, arba kokiu nors ten vaikščiojimu. Sunku yra persistengti, nebent tu ten per vieną dieną nuspręsi 50 km nueiti. Bet tu greičiausiai būsi ribojimas laiko, nes niekas tiek laiko kasdienybėje neturi. Vandens kiek tu pasineši, nes tiek eina daug vandens reikės. Tai ta ribos kiti faktoriai, bet ne tavo kūnas. Su plastiškumu irgi didžiąją dalimi mus labai riboja tai, kad jeigu tempiesi, bet nesipratęs tempytis, tau pakankamas didelis diskomfortas, kad tu nustosi temptis ir sakysi, einu prie kito tempimo. Su jėga to nėra, nes jisai, taip sakant, tave ribos, vėlgi, kaip prieš tai šnekėjom, ne tai, kad tu dabar negali padaryti, o tai, kad kitą dieną tau viskas skaudės. Tai nėra tokio greito grįžtamojo ryšio. Ko pasiekoje čia, taip sakant, kadangi kūnas taip staiga nepasakys, kad tu negali, dėl to tu turi tai daryti šiek tiek su daugiau proto. Ir vėl mes grįžtam prie to planavimo temos. Tai rizika tame yra, bet ta rizika yra visiškai sumažinama tam tikro planavimo, judesių pasirinkimo ir, čia nepabėgsime nuo tos temos, tai yra suradimo specialistų, su kuriais galima dirbti. Tai yra ar kineziterapeutai, ir treneriai, kurie iš esmės pamoko šito elemento, nes, būkime nuoširdūs prieš save, mes visi kažkur specializuojamės ir čia jėgos lavinime taipogi yra specialistų, į kuriuos reikia kreiptis, kai tu bandai pradėti mokyti šitų judesių arba, taip sakant, šito, faktorių stimuliavimo. O nuo ko patartumėte pradėti, pavyzdžiui, žmonėms, kurie dirba daugiau sėdimą darbą, ar tiem patiems vyresniems žmonėms, kurie galbūt norėtų daugiau pradėti judėti, bet gal pas trenerius dar nedrįsta eiti ir panašiai. Nuo ko, bet tarkim, 3 pratimai namuose, kuriuos kiekvienas gali atlikti, kad, šiek tiek daugiau pajudėtų ir tos jėgos palavintų. Ok, tai čia, taip sakant, pirmi 2, kurie yra tokie kasdieniškiausi ir paprasčiausi, kurias biškai buvau užsiminęs, tai yra,
visų pirma, tai yra, pasinaudokime, kaip čia dabar, ne kiek socialiniais tinklais, kiek čia pilno interneto video turinio, tai yra to pačiu YouTube arba kitais, tai yra susiraskime kažkokius video, kur yra mokoma, kaip daryti pritūmimą ir kaip daryti atsispaudimą. Kad šiuo atveju yra tiesiog du judesiai, kurie, taip sakant, yra viso kūno judesiai, tie angliškai vadinami compounding movementai, tai yra viso kūno, kaip čia dabar, sąnarius integruojantis judesiai. Tai ir pasižiūrėjus, taip sakant, tą video, dabar, taip sakant, pasižiūrėjom, tada, kai pasižiūrėjom šitos video, kaip tai daryti, patys tai pradedam daryti, bet pasistatom tą pačią savo telefoną ir nufilmuojam, nes mes pasižiūrim iš šono, kaip tai atrodo. Nes jeigu neturime draugo arba trenerio akies, tai mes patys savo esame kritikai. Ir ypač jeigu mes kuklinamės kažkam kitam rodytis, tai žinai, reikia savo pasirodyti bent jau. Tai ir sakant, tu pasižiūrėjai video, kaip tai daryti, tu pats save nusifilmai, kaip tai darai ir tu pats pasitaisai savo klaidas. Tai iš esmės pritūpimų darymas namų sąlygom yra galimas, atsispaudimų darymas namų sąlygomis yra galimas. Tokį trečią turbūt kaip judesi, čia irgi, žinai, gal namų sąlygom vis, kaip ir norėtų sakyti, kažką reikėtų nuo žemės pakelti, bet sunku man sugalvoti yra, kokį objektą turi kilnoti, tai labiau yra, čia žinai, irgi turbūt susirasti video, kuriame yra mokoma, kaip daroma yra trauka ir tam nereikia iš esmės didelio svorio, nes tu iš esmės mokaisi, kaip lankstytis per klubus efektyviai. Tai video dažniausiai apie traukas, tai yra kaip pasilenkti teisingai į apačią ir kaip vėl atsistoti, yra mokoma daugiau ne kaip kelti sunkų svorį, mokoma kaip susilenkti per klubą ir vėl atsitiesti. Nes didelė dalis čia mes, liečiant ne vien tik tais moterų sveikatos ir amžėjimo temą, bet liečiant plačiąją prasme nugaros sveikatos temą. Reikia išmokti bendrai, kad būtum sveikas, kaip judėti klubais. Nes tiek, kiek mes nemokame judinti klubų, tiek pasiema mūsų nugara. Nes mes galime lenktis per nugarą arba galime lenktis per klubus. Ir didžiąją dalimi, taip sakant, tiek pritūpimas, tiek pasilenkimas arba traukimas nuo žemės moko, kaip naudoti klubus šitose judesiuose. Tai va, sveikatai plačiąją prasme, mes ieškome, kaip treniruoti zonas, kurios iš esmės yra svarbiausios sveikatai, o svarbiausios zonas sveikatai, kūno sveikatai yra mūsų klubai, nes per juos mes esame labiausiai plastiški, labiausiai ištvermingi, turintys daugiausiai jėgos, ten daugiausiai raumenų, geriausia kraujotaka. Reiškia, ta vieta turi būti labiausiai apkraunama. Bet prieš apkraunant, jinai turi būti gebama judinti. Tai reiškia, mes turime išmokti, kaip lankstytis per klubus, kaip pritūpti su klubais. Taip sakant, visi judesiai susiję su jais. Tai tampymas realiai pratimai klubo atžvilgiu yra pakankamai svarbus, nes čia biškai dar pridėsiu. Kaip minėjai, tai yra net trisėsliai populiacijai, kurie daugiausiai dienos pradžia sėdėdami, tai mūsų darbas yra tam tikrą prasme, yra sėdima statika, tai yra, mes irgi kartais taip iš to pasijokėme, kad sėdėjimas yra aktyvus pratimas. Tai yra, kaip tas yra plenkas, talentos darimas, kur tu laikais ant rankų ir kojomis ant žemės ir horizontaliai su žeme. Tai sėdėjimas yra tiesiog status plenkas, kur tu kojas jau savo atplaiduoji, išpakelį atplaiduoji, bet nugarą savo stačią laikai. Tai yra toks labai lengvas pratimas, kurį mes pasirinkame daryti valandas, 2, 3, 5, kiek tenais dieną besidėtume. Ir tai yra, kad tai yra pratimas kartais net per tokią jumoreską pastebiu, tai yra, kai iš savo šunių turiu tokią mažą cvergą, pasisodino ant kelio kaip mažą vaiką, tai jisai vieną arba kitą pusę visą laiką krenta, nes jam nėra natūralu laikyti nugarą įtemptą. Nes tai yra nugaros įtampa, kuri iš esmės ir kumuliuoja apatinį nugaroj. Ir kai tu bandai tokius dalykus sutvarkyti ir maudžiančią nugarą, to pačiu, tai tu mokai žmonės ten, žinai, ne kiek nugarą tampyti, o klubus atverinėti ir per klubus lankstytis, nes tu turi vėl įdarbinti tai, kas nedirba visą dieną. Tai ačiū labai, kad atvykot, ačiū, kad pasidalinot naudingą informaciją, o aš atsisveikinu ir linkiu žiūrovams pasinaudoti specialisto patarimais ir pradėti daugiau judėti. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt